sakot, bandom, tai bandom. Nu, dabar tą, ką išsukom, bandysim jau su tokiom būtinėm svarstyklėm sverti. Jų tikslumas gal bus prastelesnis tokiam kiekiui, bet manau pasversim. Tas mūsų medutis iš tos vienos meduvės. Svoris buvo, svėrėm kibiriukas 800 gramų, 0,8 kg su dangčiu. Dedam ant tų svarstyklių. Padėjau, žiūrim, ką jis rodo. Jis rodo 9,8 kg. Tai bus, išsukom 9 kg. Nu, neblogai kaip iš vienos meduvės. Nu, ant dugno šiek tiek nubėgo. Kažkiek da iš vakar turbūt buvo likę. Dar palaukiu, senelis nuvarvės. Ir bandysiu kažkaip pavertęs supilti tą kibiriuką vakarykštį. Ir pasversim dar kartelį, ar čia desidėjo bent pusę kilogramą ar ne. Taip, pavertęs medsukį va išvarvinau. Jau pavertęs. Biškutis ten gavos. Viduje čia praktiškai nieko nebeliko. Nu, liko kažkokie lašai. Neprapuls, nes toliau vėlgi suksiu link savaitgalio ten tas likusias 2 meduvės. Toks va tas kiekis kibiriuko, nežinau, čia jau nėra pilnai pusė. Dedam dangtį. Ir pabandykim pasverti jį ant tų savo svarstyklių nuostabiųjų, ką jis čia rodys. Oi, aukštinkojam. 10,7. 0,8 pats kibiriukas. Tai vadinas, tas medutis šigavos mums 9,9 kg. Aš tiksliai čia jūs rodot paslinku. Dar kartelę uždeda, nes būna, kad gal čia tokias svarstyklės ne 10 kg sverti. Ne, rodo tiksliai turbūt 10,7. Tai vadinas, iš lizdo išsukom 9,9 kg gegužės mėnesio medučių. Atsidusau taip, lyg tai būtų blogai. Nu, šokoladinis tasai pavasaris šiemet. Kaip ir pernai. Išpilščiau tos beveik 10 kg į 14 stiklainiukų, kurie iškart išvažiuos žmonėm, kurie klausinėja ir laukia nuo kovo mėnesio. Gražus, skaidrus medutis. Baigėsi didžiojo pavasario medūnešių galimybės. Dabar jau lieka tik tai žiedeliai gėlytės, piktžolytės, kur pakampiais, kur pievutėse. Visokių tokių dalykų yra pas mus. Yra tiesa miškelis už kilometrą su trupučiu. Ten dabar yra aviečių, kiek išsiaiškinau. Ir pernai mačiau žiedadulkes kaip aviečių. O čia va yra man labiausiai patinkanti piktžolė. Man labiausiai patinkančias piktžolės. Man jos labai gražios. Labai gražios. Čia berods rugiagėlės ir medūnešis neblogas, bet aišku, jų kiekis turėtų būti didelis. Dusgėlyno tranas čia, su jumis. Kaip ir minėjau praeitam filmuke, savaitgalis užimtas medaus sukimu, atimimu. Tai šitą
šeimą, kurią rodau tam seriale. Bandau nufilmuoti ir medų iš jos atimti po darbo savaitės bėgį, kad savaitgalis būtų laisvas nuo filmavimų. Tai labai trukdosi, atima laiko daug. Tai va, po darbo neblogas oras išpuolė, negaiždami laiko, čiumpam, žiūrim, kas čia pasikeitė nuo sekmadienio, kada čia filmavau. Ir bandysim išsukti ir sužinosim, koks tasai šių metų, 2026 metų gegužės medūnešis buvo Šiaulių apylinkėse. Šiaulių priemiestyje, jeigu tiksliau, taip pat būtų Pročiūnai, šalia Kairių miestelio, šalia Kairių ežero, tokia vietovė. Lietuvos šiaurė. Tai tokios tokelės, kaip visada sakau. Kaip ir praeitą sykį pasidėjau tuščią aukštuką ant mikrošeimelės stogo, pridengimui pribambasai. Ir bandau išiminėti, persidėti čia, neštis, susinešti. Tik nežinau, kiek mes šiandien išimsim. Tas 2 meduvės tikrai pasimsim ir jau ten suksim. O tą pagalbinę, kur buvo duota dar 3 virš buvusių lizdinių, žvilgterėsim, kas ten dedas, jei kas pasimsiu į vidų ir tada jau besukant ten dar pasižiūrėsiu, ar iš jos kažką išsukti, ar tiesiog gražinti ją atgal šeimai, periukų auginimui. Nes dabar, kaip matėm savaitgalį, jau buvo kiaušinėlių padėta ir truputėlis pienelių maitinamų lervučių. Irgi įdomus toks momentas. Tų pačių pasižiūrėsim, nes matėm, kaip atrodė užakiavimas visai čia pat prieš kelias dienas. Ir kaip jisai atrodys atsiradus pas šeimą pienelių maitinamų lervučių. Pamenat tą savo tokį spėjimą teoriją, pasakoju pro tom filmuke. Tai bus iš dalies ją galima bus patikrinti. Matysim kažkaip vizualiai, kaip tai atrodo pasikeitęs tas akiavimas tose meduvėse. Tada, kaip jis keičiasi tas akiavimas, kai kalendoriškai visos bitės yra senos, superbytės, bet šeimoje jau atsiranda bičių pienelio poreikis. Ar įsijungia jom tos vaško gamybos liaukos ir pradeda juos skirti vašką ir akiuoti, ar nelabai. Koks tas išlieka būtent tų ilgamžių bičių vaško siuvimo, kokios galimybės jų išlieka, pažiūrėsim. Vėl įsiplirpiau, darom, neturiu laiko. Aš, jūs taipogi. Imam stogą. Tuoj pataisau kamerą, kad matytus. Viskas puikiai matos. Bitės čia intensyviai kažką daro, tikiuosi akiuoja. Bet medus jau yra išlaikytas, pamatuosim jį. Vien pagal datas jisai yra išlaikytas ir brandus. Aš tuo esu tikras. Žiūrėkim gal nuo paties krašto. Nuo pat krašto gal ir žiūrėkim, kas čia. Kaip čia kas atrodo. Labai jos nemėgsta to šepečio, jos ant jo pyksta. Ant manęs nepyksta, bet ant to šepečio pyksta. Jis yra jų priešas. Mikrofonas veikia. Pasižiūrėjau, ar veikia įjungtas mikrofonas, kad nebūtų taip, kad kalbos su savim. Žiūrim kraštinį, visiškai pilnas. Ir matot, akiuojamas, pradėtas akiuoti. Pakankamai intensyviai. Šita pusė, šita iš viso. Panašu, kad ta mano teorija apie tai, kad pienelio poreikis šeimoje iššaukia kalendoriškai ilgamžiam senom bitėm, superbitėm. Irgi vaško gamyba, darbas su vašku. O kol to poreikio nėra, tai tasai noras dirbti su vašku pas jas yra užslopintas. Neaktyvus kažkiek tai tokia mano teorija.
iš to, kas stebiu ne pirmą sezoną, išsirituliavę ir tarkim dabar pradėjus auginti šeimai periukus, manau dar laikius kokią savaitę čia būtų viskas užakiuota, bet tiek laiko aš nebelaikysiu, nes jau už poros savaičių joninėsgi vaikai, jau joninės jau, blemba, įsibėgėjom į vasarą, čia dar visą apie pavasarį šnekam, kiek galima. Žiūrim toliau. Šita meduvė, man atrodo, labai optimistiškai, nors manau, kad pats šių metų pavasaris buvo tik šiek tiek geresnis nei pernykštis, kuris pernykštis buvo visiškai prastas. O kai bus pagal faktą, pasižiūrėsim. Matos, viršus akiuojamas, praktiškai užakiuota, akivaizdžiai, man bent jau pokytis akiavimo. Šeimai pradėjus auginti periukus, tai va, kas visą medūnį ištisai auginat perus, tai to net nepastebėt. Tokių dalykų pas jūs nuolat yra ir tų kalendoriškai bičių statybininkių ir bičių penelio poreikis pastoviai yra. O su superbytėmis, be perų auginimo medūnešių metu, šiek tiek yra toksai niuansėlis, dėl kurio nereikėtų išsigąsti. Labai gerai čia atrodo. Ir čia labai daug bičių, nes dieną nelabai skraidė, čia dabar tik išlikė. Ir jos čia užplūdusios tos meduvės labiau negu anksčiau. Čia jos gal rimtai supuolė akiavimo užsiimti. Tai mes atimsim tą medą ir atimsim iš jų tą darbą, tegu eina ką nors kitką veikti, rinkti nektarą, žiedadulkes šeimai. O, grįžo mano studentas, darom pertrauką, einu pasilabinti. Taip, aš grįžau. Žiūrim toliau. Daug bičių čia. Kodėl jūs čia susirinkot? Pilnas korys, akiuojamas. Šita pusė kažkiek viršų irgi, viskas pabalinta, viskas pasiruošta akiavimui. Rimtai toks vaizdas, viskas nubalinta, kai kur jau suakiuota, kad jūs, matot, daug čia jų darbuojasi čia. Tikrai, kad tiek nebuvo. Jau nepatinka, kad aš atiminėjau tą medą, jis dabar jau jį pradėjo saugoti. Suprantat, nes gamtoje jau nebėra nektaro tokio pliūpsnio ir jos dabar jau, ką nors darant su jų tuo medum, imant iš lizdo, jau pyksta. Aš tuoj ko gero eisiu užsidėti kepurę, nes jaučiu, kad man kažkur į kaklą jau įsisegė. Ei. Žinot, tikrai, kad eisiu, gal užsidėsiu, visai nenoriu, kad jis įsektų man čia kur nors į žandą. Ir paskui eisiu darbą visas, kai invalidas, pachmelnas. Einu, pasiimsiu skrybelę ant veido. Va! Kokia skrybelaitė, Ronaldino! Beveik Robertino. Put. Tranai. Duotas atsiūti tuščias korys tranams, traniniams sakutėms. Vaškuolės buvo tik tai čia kraščiukai ir čia kraščiukai įdėtas krypčiai. Čia viskas atsiūta pačių bitučių ir matot, akiuojama. Jie tau saugo. Įsisegė man į ranką mano gerosios oputykės. Kur ta mano šluotykė, kurios nemėgsta jos. Užsidėjau. Čia stogas. Šitas biški tuštesnis ir per vidurį šlapia. Davai iš to korę
pamatuokim drėgnumą. Šitam korį iš apačios paimkim. Iš pačios apačios paimsiu mėginuką, kad pažiūrėti, koks medaus drėgnumas. Nepasimoukite telefoną, nufilmuoti teks patikėti manim. Jis panašus kaip ir prieitas, iki matam kažkas apie 17, link 17 šito korio apačioj. Paskui viduj dar pamatuosim išsuktą, koks jis yra. Čia užsidėjau net dangtį, nes baisiai jau savo ir baisiai lenda. Ir labai lenda, reikia spėti greit suktis. Tariu, parsinešiu aš jų į vidų vis tiek ir po to teks vaikytis. Kol dar buvo kažkoks parsinešimas, buvo lengviau atiminėti, žiūrinėti. O dabar jos jau visiškai supranta, kad mes jas norim apvogti, kad mes esam vagis. Ne mes, aš. Taip, iš vidurio irgi. Dar ne. Tik truputį, visas pabalintas, tik truputį pradedamas akiuoti, šiek tiek viršuj. Bet pilnutėlis korys. Šie meduviai vaizdas labai geras. Bet šie meduviai telpa koks tik maksimum 15 kg. Tai yra lašas, tai yra lašai iš šeimos. Iš bičių šeimos bitininkaujant. Tai yra toksai trupiniukai. Bičių šeimos daugiau sugeba padaryti atsargų. Kraštiniai gerai prakiuoti jau buvo staigiai per kelias dienas. Per viduriuką šiek tiek mažiau, o tik viršui truputį. Čia šiek tiek, bet visas jau prabalintas. Čia palaukit, tas kažkur iš tų buvo vaškuolė duota ištampyti, atsiūt, pabaigti. Nes vaškuolė tik yra dalinai siūnama. Dalis akučių ištampama iš pačios vaškuolės vaško. Ir tik dalis yra bitučių vaškas. Saugo savo korį, saugo tas mažutės. Vis labai nenori dabar jo atiduoti. Turi tokį lobį. Žiūrim toliau. Irgi pilnas, gražiai akiuojamas viršus. Visiškai kelios dienos kitas vaizdas, matot, kaip viršus užakiuotas. Ką daro perų, tiksliau, lervų, bičių, pienelio poreikio atsiradimas šeimoje. Kaip aktyvuoja tokias funkcijas, kaip korių akiavimas, vaško skirimas ir panašiai. Įdomus dalykas. Ir aš pagalvojau, tarkim, tokį žinojimą, kaip galima netgi ir įprastai bitininkaujant naudoti. Jeigu įtartinai, tarkim, bitininkaujant įprastai, ten ištisai augina tos perus ir, tarkim, medunešis vyksta ir kažkodėl, ir orai geri, ir šilumos pakanka, ir kažkodėl prastai akiuojami koriai. Vadinas, kažkas negerai su periukais. O su periukais kas gali būti negerai? Vėl mūsų geležiniai ereliai skraido. Su periukais gali būti negerai, blogiausias, ko gero variantas, kad kažkas nutiko motinėliai, jos neliko ar panašiai. Kažkokiu būdu kilnojant nuspaudėt ar dar kas.
geresnis dalykas, ko gero būtų, tarkim, kas tai galėtų būti. Tai galėtų būti situacija, kad bitės medūnešio metu užpylė lizdą. Jetau, kiek čia jau prilindo man vis tiek, jau čia man prilindo, vat vis tiek. Kad bitės medūnešio metu užpylė lizdą ir ta jūsų motinėlė, kuri yra laisvėj ir deda kiaušinėlius, neturi kur jų dėti. Ir gavo situaciją, kad lizde kaip ir nebeliko vėlgi tų lervučių reikalaujančių bičių pienelio. Tokios gali būti prielaidos, turint šitą žinojimą. Dabar ką daryti? Tarkim, jeigu tai užpiltas lizdas, išvada peršas viena, kad per mažai uždėta galbūt meduvių ir gal verta dar uždėti. Čia taip mąstau, kaip tokį žinojimą gali savo naudai naudoti bitininkas. Tai jau gerai būtų žinoti iš anksto, kada užsidėti meduves. Tokias o jeigu ten problema su motinėlė, tai nežinau, arba lauk medūnešių pabaigos ir ieškoti jos, žiūrėti, kas ten lizde, arba jos nelaukiant, nelygu, kiek ten užkrovė ką kaip priėjimas, bandyti pasitikrinti jau iš anksto. Šita meduvė pilna ir medaus, ir bičių, ir bitės labai sargaunos, tokios saugoja. Viena man netgi įsisegė kažkur čia į pirštą. Bet tokių nepatenkintų ir pykstančių ant manęs yra ir daugiau. Ir labai nenoriu jos atiduoti tų kurių man išsinešti. Bet čia užtat aš ir sakau, kad tie filmavimai per Medsukį pagrindinį tai yra geras reikaliukas. Bent jau filmuojant taip dokumentiškai kaip aš. Jeigu ten tiesiog parodyt, kad išsukai ar ką, gal ir tiek tos bėdos. Nenoriu aš čia jau neštis į namus. Taip, ką čia dabar darom. Jas pridengim, kad jas apsiramintų. Šitą reikalą nešuosi į trobelę ir bandysiu tas, kurios čia sulindo, išsivaikyti. Bandom dabar vėlgi jas čionai prievartauti. Jetau, kiek tų bičių. Kas čia jų tiek priaugino? Aš tiek daug lyg neauginau jų. Iš kur čia jų tiek prisirinko? Vis iš čia. Man atlaisinkit tą meduvę. Aš suprantu, kad čia yra kvapo, nektaro, bet aš į ją dabar dėsiu nektariuką, kurio pats nenešiau, bet kurį padėjau, sukurdamas sąlygas nešti jums, mielas mano bitulikės. Eikit. Iš viršaus atrodo irgi išpūsti koriai visi. Sunešiojo jos iš apačios. Kažkaip neblogai atrodo. Iš viršaus. Žiūrim, ką turim. Vėlgi pavartysiu, kad matytųsi. Kaip čia tie akiavimai, kokavimai visi atrodo. Irgi nubalinti, truputuką pradėti akuoti, matyti viršų, nuo viršaus į apačią, akiuoja, purtisiu šias ant prielakio. Žinau, kodėl taip iškart nesugalvojau. Josgi visas čia skraido. Jos visas yra senikės skraidančios. Senikės raumeningos. Raumeningas neužmušamos senikės. Super bitikės.
Nustabu, anas korys pilnas. Pilnas. Karštinis korys. Žiūrim toliau. Bet šitie šiek tiek tokie, šitas, pavyzdžiui, biškutį kaip ir pilnas atrodo, bet jau lengvėlesnis. Nesitaško, niekas nesitaško. Niekas nesitaško. Niekas nesitaško. Mums jokie nektarai. Esam chuliganai. Mėgstam medų mes. Ir dainuojam bliuzą. Mes kiekvieną dieną. Einam toliau. Rūgštus pienai. Ska į lauką neskrendat, iškart čia jūsų tiek. Nu, pilni koriai, bet lengvesni. Šičia. Bent jau krašte. Toliau. Užteks, mažikės, jums nebijokit. Tikrai, kad visko neatimsiu, jeigu kas ir gražinsiu dar. Jeigu čia tie orai bus tokie, kaip pranašauju, rodo šiaip ant savaitgalį iš viso oro suprastėjo, manau, akiuoja, šitas jau per vidurį sunkesnis. Toksai kaip ir pilnas būtų pagal svorį. Tai man savaitgalio kol kas pranašauja lietų ir atvėsimą. Tai nežinau, kaip bus su to medsukiu, medaus sukimu, medkopiu, medsukiu. Su medsukiu viskas bus gerai. Jis stovės kambarį. Jam nieko nenutiks. Bet va su medkopiu, pačiu procesu, vis gal ir nelabai smagu, gal ir dūminę reikės jau pasikurti. Tai prilinda čia jų tų bitukų man į viduką. Kaip man reiks juos iškrapštyti, reiks visus namus tvarkyti. Nepagalvojau, čia matos, kažin. Jie tau nelabai matos, viskas. Nu, anas kraštas tikrai matėsi. Pataisau. Sūriukas. Didžiuliukas. Šitas kraštas turėjo matytis, dabar pataisiau, matysis ir čia kas daros. Irgi pilnas atrodo korys pagal svorį. Irgi pradvalintas ir pradedamas akiuoti. Nu taip, panašu, kad kažkiek tiesos mano pamąstymas yra. Jeigu tai ir nėra absoliuti tiesa, bet bent jau tokia pretenduoja būti. Kol nesugalvojau geresnės versijos. Net likau laboratorinių tyrimų su mikroskopais ir kitokiais moksliniais įrenginiais, kurių neturiu. Tenka remtis tik tai logika ir stebėjimais. Tokiu empiriniu būdu, bandyminiu. Nu, nebloga šita meduvė. Pati viršutinė tai sklidina. Šita pagal svorį jaučiasi, kad netokia sklidina. Jin tokia ir nebuvo. Bet gal net sakyčiau optimistiškiau atrodo, negu taip tikėjaus. Nu, išsukus bus aiškiau. Kas čia gausis, čia jau 15 neišsuksim, bet to 10 tai tikrai. Nu, paspėliokim. Manau, tarkim, iš anos viršutinės tikrai išsuksiu 15 kg. Iš šitos, tarkim,
gal 11. Sakykime 11. Tai bus 15 ir 11. Vis tiek pamiršiu, ką sakiau. Bet video montuodamas pasitikrinsiu. Tai manyčiau 11 ir 15, 26 kažkur tai išsuksiu. Nors žiūrim dar tos likę, dar 4 koriai. Kas čia? Per situationas. Jo, nėra pagal svorį sklidiniai išpūsti, bet pilni. Irgi pabalinti, bet jau dar prašiau po akiuotę, matyt, visą subėgu į viršų, akiuotę nuo viršaus į apačią. Nektaras nesilaisto. Jis ir pagal laiką, kaip sakau. Yra daug kriterijų, parametrų, loginių dalykų, iš kurių gali spręsti, kada kas ir yra. Tuo labiau, kad mes čia kiekvieną savaitgalį žiūrėjom situaciją ir matom, kaip viskas vyksta. Tai yra dar patogiau, kad tarkim jau to loginiai pamastymai, jie yra gana tikslus. Mes matėm ir tarpinius rezultatus ir galim nespėlioti, o tiesiog galvoji dėlioti, kaip kas vyksta iš tikrųjų. Per vidurį buvo kokie 2-3 tai tokie sklidiniai, bet iš kraštų tokie, net kaip pilni jie, bet kaip tie, neišpūsti tokie šonus, kaip būna, kaip paim korį, toks jaučias perpildytas. Nežinau, kaip pasakyti, irgi pilnas jisai, irgi pradedamas akiuoti, pabalinimai, paruošti akiavimai viršui, šonai akiuojami. Viskas okei čia. Viskas čia yra okei. Tik ne okei yra, kad jos labai saugoja ir man labai prilyso į tą meduvę, kurią aš deduosi išsinešimui. Ir aš po to turėsiu namie jas gaudyti. Čia jau prilindę šiek tiek matau. Turėsiu jas gaudyti, išleidinėti kokią pusę valandos. Murziaus darbai. Tai yra Murziaus darbai. Opapa. Irgi tas pats, pilnas korys, nesklidinas. Žinot, aš galvoju, kad čia gal ir 12 kokį išsuksiu. Ne, palikim 11, kai buvo, 26 statau. Ir tų 2 meduvų išsuksiu. Taip spėjau. Bus totalizatorius. Jums sunkiau spėti, nes jūs matot tik tiek, kiek matos per vaizdo kamerą, o svorio tai iš vis nejaučiat. Tai spėliojimai kaip lieka tik tai 50 ant 50. Sakant, 50 fantazijos, 50 kažkokių prielaidų iš to, ką matot. Ir paskutinis koriukas iš čia. Lietau, kiek čia tų bitukų, jūs eikit, ką nors dirbti. Saulė šviečia, šilta. Eikit ten ieškoti gėlių. Skriskite miškelį aviečių. Kažkas vis tiek žydė. Irgi gražus, nubalintas korys, pilnas, neperpildytas. Tikrai čia, tam vienam korį kilogramas tai yra tikrai. Tai 10 tokių korių bus 10 kilogramų. Bet iš tikrųjų tai čia bus, gal ir pasimažinau aš. Davai, sakykime, 12 čia iš to išsuksim. Nes tikrai čia yra to medaus. 12, tada sakykime, iš tų 2 meduvų 27. Spėjimas mano būtų. Ir kągi man su jum daryti, kad jūs šiandien taip duodatės. Arba gal
dūminė ir gerai būtų čia jas apraminus, kad taip neskraidytų. Šiaip skraido nepiktai. Vieną įkando į pirštą, bet va, jos skraido, jos nepiktas, visai nezizė, tiesiog šaršalas toks vat. Iš pradžių, kai pradėjau imti, tokių buvo vat, kelios tokios irzlios su tokio aukšto dažnio zizimu. Dabar jos kaip ir normaliai, tik tai labai jau saugoja tą savo medų, labai puola prie kiekvieno to korą. Uždengiau šias. Ir nešuos meduvę į namus. Va, prispaudžiau dabar, tai jau ir įkando. Bet čia jau aš pats kaltas, nes aš ją prispaudžiau prie šluotelės koto. Gerai, nešuos ir šitą. Opa, lengvėlesnė. Nu va, grįžtu namo, kol saulė dar nenusileido, kol dar matau šešėlį kelyje savo. Taip, dar viena ta meduvė, kurią buvom uždėję paskutinę. Virš buvusių lizdinių aukštukų, kai juose nebuvo periukų ir jos nešė nektarą. Nežinau, kas joje. Kažkaip mes jos šiuo pastaruoju metu labai nežiūrėjom, kažkuriu momentu žiūrėjom, ten kažkas vyko, bet man įdomu, kas čia dabar yra. Aš jos visos paimti kaip ir nesitikiu, bet pažiūrėti man įdomu, galbūt dalį kažko aš čia ir paimsiu, ar nupurtęs tiesiog parsinešiu viską namo ir ten jau peržiūrėjęs ramiai nuspręsiu, kuriuos kuriukus išsukt, kuriuos grąžint jam. Nu, lengvokas, nektaro nemažai. Manau, kad peržiūrėsiu tiesiog ir tiesa, jums neparodžiau. Kameros nepataisiau. Pik. Pataisom kamerą. Tai va. Šitas kraštinis yra pripiltas nektaro, nepilnas, gali būti gal dar ir skystas. Jeigu praėjusio savaitgalio čia dar kokio nešimo kažkiek tai praeitos savaitės, trečiadienį realiai baigėsi masinis medūnešis, bet kažką dar galėjo nešioti, nes periukų nebuvo. Šitas lengvas, šiek tiek tik pašlakstyta. Nu, labai kažko neparodysiu. Yra pašlakstymų. Anas kraštinis pilnesnis buvo toksai. Pusė, sakyčiau, korio. Nektariuko pripiltas. Žiūrim toliau. Primat kažkiek kukuškos, ką? Primat. Irgi pašlakstyta, lengvas. Tikrai neimsiu. Neverta čia jų balamūtint, purtyt, šluoti. Peržiūrėsiu, jei kažkoks bus, kuris vertas dėmesio, paimsiu. O čia, ką pasišlakščiusias, tegu turisi, kad neužpilinėtų lizdą. Tegu rankalioja tas žolytės, pažiūrėsim, koks tas bus oras birželio. Analogiškai biškutį pašlakstytas, visiškai lengvas korys. Tai jos gražiai čia jį, matyt, atlaisvindamas, kaip matėm, bet savaitgalį atlaisvindamas, ruošdamas mamytei savo naujai mylimiausiai lizdą kiaušinėlių dėjimui, nes ir pačios jos norėjo periukus jau auginti. Ne tik nuo motinėlės priklauso auginamo perų kiekis, bet ir nuo pačios šeimos pageidavimo, nuo aplinkos sąlygų. Čia yra parlamentinė monarchija. Bitės nenori, kad mama dėtų kiaušinėlius, duoda mažiau pienelio, neparuošia akučių. O šitam tai yra
yra to nektaro. Ir taip normaliai pabandom jį buitiniu būdu papurtyti. Kaip ir nesitaško. Davai pabandykim jį paimti. Kur aš tą šepetį palikau? O šepetį aš kažkur palikau. Davai paimkim šitą korę, kad geresnis atrodytų rezultatas. Papateikaukim savo, pasireklamuokim, vis kažką galbūt aplenksim, kokį nors įsivaizduojamą gurų bitininkystės. Viduriukas yra, ir šitas analogiškai, ir akiuoti kraščiukas pradėtas, pabalintas viršus. Jos dabar pradeda, kaip čia jau pradėjo formuoti, matyti tą lizdą centriau, nors čia iš tos pusės lyg formavom. Ir ten buvo pridėta, tai matyti ir čia analogiškai tą kėlę, jau ruošia apačioj tą lizdą, stūmė tą maistą čionai ir kažkaip kėlė va taip ir į viršų. Šito aš irgi paimsiu. Papurtum, niekas nesitaško. Šitą meduvę parsinešęs dar pamatuosiu, koks drėgnumas. Refraktometru, būtent šitos koriukus, kur paėmiau. Nes čia šitie vat gali būti tokie, gali būti ir ant abejo. Gal jos dar reikia palaikyti savaitėlę. Atidėti kitai savaitę išsukimui, pasižiūrėjus. Bet dabar, kadangi jau kušinu ašies, tai noriu maksimaliai tą viską pasidaryti, kad nebegrįžinėčiau nuo jas ramiai palikti, ramybei. Netgi paliksiu tuščią tą aukštuką uždengęs, kad jos ramiai nurimtų, sueitų ten į lizdą po grotelėm. Bičių daug, bičių pakankamai, šilumą užsitikrins, dabar nėra labai šalta. Jeigu atšals tik ant savaitgalio, bent jau taip pranašau irgi, analogiškai, irgi jamam. Ne, nesipurto niekas, gerai, atrodo optimistiškai. Čia aš bijau dabar ir burti, kiek čia kas būtų, jeigu būtų. Reikia pirmą čia pasimatuoti parsinešus, drėgmę bent jau šituose koriukose, kad neprisipilti vandenuko į bendrą kibiriuką. Vandeniukas čia nebus, bet kad tai būtų geras medutis. Nes va čia ir sekantis, matau, gerai atrodo. Nu jo, lizdų iš tos pusės pradėjo formuoti, atlaisint, kelti ir stumti. Tik apačioje, tik čia kažkoks toks atjudėjimas. Kituose aukštuose ten buvo kitais periodais, stumdama kitaip gavos. Nu, aišku, pati viršutinė tai gražiausiai užpildyta. Nenoriu prispausti. Analogiškai nubalintas pilnas korys, viršus nubalintas, ruošiasi akiuoti. Aš vagiu. Aš dabar jaučiuosi vagis. Negaliu pasakyti, kad man tai labai patinka, bet kažkas tame yra jaudinančio. Tame išties yra kažkas tokio jaudinančio. Ta nežinomybė, būsi nubaustas, nebūsi. Ar tos pastangos vertos tų pastangų? Kokia jų kaina? Imu į testą. Imu į testą. Nes šitie koriai gali padaryti šios pavasario medūnešį geresniu už pernykštį. Jeigu pernykštis tai buvo prasčiausias, ką esu matęs savo praktikoje, tai ten iš šeimos gegužę pavyko prisukti viso labo tik tai 30-35 kilogramus. Tai čia jeigu ten jau už, kaip spėjau, anuose dviejose 27, o mes jau išsukom 9,9, jau biškutį daugiau. Ir jeigu šičia viskas okei, tai mes jau
normos mano įsivaizduojamos nepasieksim, bet toks jau bus pusė velnio. Taip, šitas irgi pilnas, tik tie 3 koriai tokie. Turiu savo tokią susigalvojęs kaip orientyrą, tokią šeimą, 1,5 kilograminę iš pavasario. Čia jinai ir ant gegužės mėnesio peruosi. Gerai pamenu, kiek ten buvom suskaičiavę, kažkas netoli 2 kilogramų, ne? Liktais tą tik tai bazinį dydį, pagal mano tą nubražytą lentelę. Stebuklo nebuvo, gerokai, kad didesnė, tarkim, perų kiekis. Buvo tik tai tas bazinis, kurį aš surašęs esu. Tai tokia šeima pagal mano įsivaizduojamą savo asmeninį tokį standartą, kad minimum turėtų gegužę surinkti 50 kilogramų. Minimum. Daugiau tai jau yra gerai, 50 tai yra, taip. Taip savo. O mažiau negu 50. Prastai. Tai reiškia, kad bitės visiškai neturėjo galimybės dirbti, kad orai buvo tokie, kad nei augalai norėjo skirti, nei bitės galėjo skristi dirbti. Ta prasme, aplinkybės metų buvo nepalankios. Šiemet jos irgi buvo nepalankios, bet palaukit, 3 čia atėmiau, ne? Tik 3 tiksliau palikau, tai 7 paėmiau, sakykim, ten 7 tokie neišpūsti 6 kilogramai, ne? Gerai, taip 6, tarkim, ten tikrai tokie pakankamai pilni. 6 kilogramai plus 27, 33, ten 43. Tarkim, tu dabar, kur tiksliai pasvėrė, esam 9,9 kg neskaičiuoju, ten spėjau 27 tose 2 metuose, šitoj katime tos 7 korius šaunu tik to, kad bus kiekvienam po kilogramą 7 kg. 27 plus 7, tarkim, išsuksiu 34. Parsinešęs dar juos būtinai su refraktometru parčekinsiu, pafilmuosim, koks čia to medučio reikaliukas. Pagal terminą išlaikymais kaip ir turėtų būti ok, nes matas, kad balinamas ir ruošiamas akiuotė, bet mes žinom, kad pas mus akiavimas prasidėjo tik savaitgalį šį prieš kelias dienas. Tai žinoma, kad visko padaryti jos dar nespėjo. Tuo labiau, kad galbūt ir ta stimuliacija dar yra minimali, nes motinėlė, aišku, ko gero kiaušinėlį jau daugiau pridėjo, bet tai kiaušinėliai turi praeiti 3 dienas, kol taps ta lervute prašančia pienelę. Ir kuri pagal mano hipotezę, ta lervutė prašanti pienelę, skleisdama tos kvapus, aktyvuoja tai senai raumeningai, kalendoriškai senai raumeningai superbytei. Kažkokias tas vatliaukas. Oi, ne, apsišovau, vieną aš išėmiau, kad būtų patogiau vartyti. 6 kg, 27 plus 6 spėjimas mano yra 33. Išsuksim. Vagi pasidėjęs per šoną buvau dar. Tegul būna čia šitie. Šluojam vėl mes jas po biškelį, patapnodami, kad nepritraiškyti vaikelių. Nepritraiškytų mergelių. Nepritraiškykim mergelių. Mergelės galim tik prigulti, bet traiškyti tai nereikia. Va, nice. Imkit, pulkit ant to šepečio, o aš nešuos jūsų medutį. Ok.
Nu va, grįžtu ir čia aš taip ir palieku iki rytojaus. Čia viskas jums yra ok. Jeigu jos nurimsta. Į troniui prisistatė tuoj. Į virtuvę sumažėjo jau šaldytuvą su maistu. Fut, bimbalai. Fut, bimbalai. Tokia vat tapot vagystės liudininkais, keliaujam į vidų. Va nieko, visai greit nurimo. Didžiausias šaršalas buvo toj pirmoji medūriai. Gal ir tų bičių taip labai daug kažkaip buvo, jis ten matyt sulėkusios akiuoti, kad labai šaršalinusios buvo į orą pakilusios. Paskui lyg biškai ramiau, suėjo į lizdą ir va, jis visai jau baigė čia susirinkti jos ir nusiraminti. Čia va tas mūsų meduvės, bitės pravaikiau, jei dar kokią išleisim į lauką. Tuo eisim matuoti drėgnumo šitų koriukų. Taip, kaip čia man dabar patogiau pafilmuoti. Viena ranka. Paimkim iš kokias aklūtės apatinės. Medaus mėginuką. Jėtų, kaip čia nesėkmingai žiūrėti per kamerą. Suvaldyti tai, ką darau. Neišeina, žiūrint per kamerą man, padaryti to, ką šiaip padaryčiau. Taip, paėmė mėginuką. Kažkoks vaško kabaliukas papuolė. Einam prie šviesą, žiūrėti vaizduką. Fokusuokis. Vaikičiai, jis yra per drėgnas, jis yra netikęs, jis keliauja atgal, tegul jį tvarko. Darbas nesibaigia, nešuos atgal, grąžinu. Tai lieka tos dvi meduvės, iš kurių spėjau, galiu išsukti 27, o kiek gausis, matysim. Nu va, grąžinau. Senikiams, kas ne mano, tai va gaunas iš didelio noro, labai noras, žinai, daugiau prisukti. Vat kokiu gali prisidaryti nesąmonę, prisisukti kažko tai. Va, pagrindinė bitučių drangė. Įkrapštyti korių. Ok, atsigeriu kavos, einam krapštyti korių. Bandysim sukti. Nu va, krapštinėjimuisi pasiruošta. Labai to krapštinėjimo nefilmuosiu. Nuobodus reikalas ir neįdomus. Nieko įdomus nepamatysim. Nu, bandykim pasikrapštyti reikalutės. Nu va, kaip gaunas tokie reikaliukai. Iš tikrųjų, būtų buvę geriausia, žinoma, dar palaikyti, kaip kad esu suplanavęs, iki savaitgaliaus. Būtų garantuočiau, bet, kaip sakiau, nu, tos filmavimus noris padaryti. O jeigu čia savaitgalį dar ir filmuoti ir sukimą tą daryti visą metkopį, tai bus nereikalas. Tiksliau bus prastas reikalas, bus ir darbai nepadaryti.
nufilmuotas, arba filmas nufilmuotas, bet darbai nepadaryti. Ai, dabitukių yra. Čia ta antroji meduvė, nu jin irgi tokia nelabai prakiuota. Ja reikėtų gal irgi dar, matavau, rodė 17. Bandykim. Bitukas įliekęs. Tai va tokie vat krapštokiukai. Geriausia būtų buvę, aišku, kaip suplanuota, dar pilnesnis išlaikymas iki savaitgalio. Dar kokias 3 dienas palaikyti. Tada sukti. Bet patys suprantat. Ir smalsu ir visa kita. Tiesiog patogu. Išsuku tą aviliuką, nusifilmuoju ir ramus savaitgalis be trukdymuose. Tai toks va dalykas. Ok, krapštimų nefilmuoju, neįdomu čionai. Kažką biškį sukant pafilmuosiu, įdomiau bus, kai išsuksiu, pamatavimai ir sverimas. Būsim su tuo aviliuku šiam sykiu baigę. Dabar ten dar liko tokia vat daugiau nei pusė pripildyta meduvė, bet va kaip matėt, jinai virš 20% dar drėgnumas ten paėmus mėginį, neverta aš ten jau per daug norėjau pagerinti rezultatus. Šio medūnešio grąžinau ją į šeimą, tegul jin būna, birželis, kažką desipildęs, matysim kaip čia kas bus, kokie tai orai. Iš tikrųjų planas yra toks, kad dabar motinėlė dirba, po joninių aš ją planuoju atimti. Kažkur grubiai savaitę iki Liepos pradžios, kad per tą savaitę didžioji, kaip visi periukai 6 dienas, ane, būna išmaitinti pieneliu. Dalis jau bus ir užakiuoti, kiti dalis į pabaigą maitinti ir ten nebedaug beliks perių, kad Liepos pradžiai vėlgi nebebūtų atvirų perų lizde. Ir jeigu bus palankus orai ir jeigu Liepos skirs nektarą, rinksim tą nektarą. O dabar kiek liko to birželio, va ten liko tą meduvę pradėtą pildyti. Tegul vas toliau pildo, jeigu bus oras, kažką prirankios tų žiedelių. Vėliau pasižiūrėsim. Ir bus aišku, kas vyksta. Tiek va. Taip. Ta lengvesnė antrą nuo viršaus meduvę išsukau. Kiek aš ten spėjau, 11 kg beras. Nu, abejoju, čia ir bus. Geriausiai atvyku gerą 10. Na, reikia palaukti, kad tas nuvarvėtų nuo dugno. Tada suleisime kibiriuką. Turiu aš va tokias iš seniai kažkada įsipjovęs plastiko tokias, kaip dangčias tokia išpjova. Čia berods kažkada kaip užmaitinimui kažką naudojau. Nebepamenu tiksliai. Bet dabar labai patogiai, ko gero, tiks užmesti ant aviliuko ir sukurti maitintuvės įspūdį, sudėti tos išsuktus aukštukus išvalymui. Panaudosiu šitą. Va, tai mano bitukai. Bandom užsidėti mes čia šitą dalyką. Kaip nepatogu yra daryti ką nors ir filmuoti tom pačiom rankom. Ok. Kažkas gavos. Kažką padarėm. Čia galima atnešti ir uždėti išsuktą aukštuką. Čia bus šalia maitintuvė. Turėtų nusisausinti gražiai, susinešti tą paliktą
toliau pildymui birželio mėnesį. Bet ta papildoma, kurią uždėjau, kaip matėt, pasiteisino jinai. Pasiteisino. Va, ta pirmoji išsukta, meduvikė uždėta. Nusausinimai. Daug maž nubėgo. Bandom nuleisti kibiriuką. Uždėjau dar vieną buitinį sietelį smulkesnį. Geriau prasifiltruos. Leidžiant tos meduvės medutę į kibiriuką ramiai. Čia jau ko gero bus daugiau rapsiuko. Šviesesnis atrodo, nei sukom praėjusius iki. Matysim. Taip. Kibiriukas šitas yra 19,2 litro. Pilno jo nebus. O kiek bus, žiūrėsim. Nu ne, nėra jisai šviesus toksai. Taip pasirodė matyt dugno balto. Normalus polifluorinis medutis. O čia va tos meduvės, medučio drėgnumas. Netoli 18. Nu gerai, norma kiek yra 20-21. Kaip ir gerai. Aišku, norėčiau, būsiu objektyvus, norėčiau, kad būtų sausesnis. Tiesiog dokumentika yra kaip yra. Nieko neslepiu. Rodau objektyviai. Nu, gal ta meduvė viršutinė jau smagiau atrodo. Gerokai smagiau. Ir kuriai sunkesni. Nu, pažiūrėsim, ar čia pavyks 15 išlaužti iš jos. Nu, pačią viršutinę sukant, jau teko nupilti neišsukus. Antraip, nes jau pradėjo liestis korių apačias. Antra meduvė nusausinimui, o čia darbelis jau verda. Verda darbelis pilnumoj. Gerai, tegul turės Zabovos bitukai. Na ir va, avilys vėl atrodo išoriškai kaip buvęs, bet dabar yra ne kaip buvęs. Išsukom. Derlius tik tai šitas ir šitas. Ir lizdo vienas viršutinis aukštukas, kur nebuvo motinėlis. Realiai tiek. Čia kažkiek yra. Dar likęs susineš iš čia. Nu, tegu kapeikinės per birželį. Kažką, manau, čia pririnks dar, pasižiūrėsim. Po poros savaičių, kas čia dėsis. Gal ir iš čia kažką išimsim. Iš birželio mėnesio. Viskas priklausys tik nuo orų. Nu, varvinu po biškutį. Pilno kibiro nebus. Tai panašu, mano spėjimas buvo per daug optimistinis. Nu, matyti, esu biškai optimistas. O dabar imam dar mėginėlę galutinę ir žiūrim, koks tas galutinis mūsų skaičius drėgnumo. Nu, jis kažkur toks ir gavas. Netoli 18%. Nu, kaip ir viskas okei. Norėtas mažiau, kad gerokai būtų mažiau negu normos. Bet ir taip mažiau. Nu, paskubėjau dėl tam tikrų aplinkybių.
tiesiog reikia padėti ir kitiems žmonėms savaitgalį. Tai šitą vat dar galėjau laikyti iki savaitgalį, jeigu taip niekur nereikėtų. Ir suk tik šeštadienį būtų geriau buvę. Taip jau gavos. Tokios vat tokelės. Taip, viskas išvarvinau. Ką čia gavom? Nepilną kibirą medaus. Bandom sverti su savo svarstyklėm ir pažiūrėti, kiek tas mano optimistiškas noras nustebinti save atitinka realybę. Jis aišku neatitinka, bet žiūrim, ką turim. 19,5 minus 0,8 kibiro svoris, tai bus 18,7 kg. O taip, vat. Tik tai tiek. Dar patikrinam. Devyniolika kablis 5. Viskas taip. Nu ką galiu pasakyti, koks tas medunešis šį pavasarį. Toks pat kaka. Nenoriu naudoti žodžio iš raidės, kaip ir pernai. Hei. Rezumuojam liūdnom nuotaikom. Man tikrai liūdna. Antras sezonas iš eilės. Analogiška situacija. Ronaldinho dabar kalba. Analogiška situacija. Daug kalbėjau apie tą medunešį, viską pasakojau, kaip orai keičias. 3 savaitės potencialaus medunešio gegužės, tai būtų 2., 3., 4. savaitė gegužės, kada būtent gamtoje buvo tie augalai, kurie esant tinkamom sąlygom orų būtų skyrę gausiai nektaro ir esant tom pačiom tinkamom sąlygom orų, bitės būtų galėjusios skristi ir jį surinkti. Taip dabar, kiek pamenu, filmukus reiktų žiūrėti, bet kiek pamenu, 1. savaitė ten nieko nebuvo. 2. savaitė jau rapsai pražydo, kaštonai. Galėjo prasidėti medunešis. Buvo sausra, šalta. Kiek ten bitės paskraidė, kiek nepaskraidė, nieko ten nebuvo. Jokio veiksmo. Tada tos 2 savaitės bėgyje buvo ištisai, palaukit, irgi buvo ar tai šalta, nežinau kaip ten buvo dabar. Žinau, kad 1 savaitė buvo nuo savaitgalio iki savaitgalio šalta ir labai stiprus vėjas, bitės net pertupėjo aviliuose, o realiai medunešis, tas koks realus kaip vyko, tai buvo 2 savaitgaliai. Tai buvo 3 savaitės savaitgalis, 5-dienis, 6-dienis, sekmadienis. Ir dabar paskutinis gegužės savaitės, 6-dienis, sekmadienis, 5 dienos. Nu, dar jeigu pripliusuosim tų abiejų savaitgalių pirmadienis, kurie tokie buvo pusėtin, tai būtų savaitė tokia, nepilna savaitė, pilnaverčio medunešio, kažkiek tai, per kurį bitės, kaip ir matėsi, ir atsinešė šį beitą. Tai va, o kiek atsinešė, kiek dabar išsukom, pirmą tą prasukimą 9,9 kg ir dabar 18,7. Tai gautasi 28,6 kg. Tai yra toks pat kaka, kaip ir pernai. Nes ir pernai vidurkis jau labai bjaurų tą pavasarį buvo iš šeimos apie 30, maksimum iki 35 kg medaus. Tai čia vos ne praščiau dar net. Keliais, čia statistinė gal paklaida, žinai, tas porą kilogramų čia ne rodiklis, o būčiau išlaikęs dar tinkamai, ką irgi paskubėjau, nes pasibaigt darbus reikia šeštadienį, dar kitiem reikia padėti, tai tą pafilmavimą ir to aviliuko įsukimą, trečiadienis yra per anksti, tai reikėjo kaip ir suplanuota daryti šeštadienį, ten būtų dar kažkiek ir tas medus, kuris sukom pabrendęs, dar bent procentų išsausėjęs.
gal ir toj dar vienoj, va toj papildomoj meduvai kažkas būtų buvę, nu sunku pasakyti, vis daug kas ir nuo to medaus įsausinimas irgi nuo orų kažkiek priklauso, nuo išorės sąlygų, temperatūros ir panašiai. Nu, tokias va tokelės. Nieko neslepiu, nieko nepagražinu kaip žvejys, rodau dokumentiškai, eilinę seriją. Ir tokia vat gegužė pas mus, šičia, Šiaulių rajone, Pročiūnuose. Pročiūnai yra realiai, kas nežino, žemėlapio su ribomis, tai pagalvotų, kad tai yra kairiai, o kairiai yra miesteliūkštis toksai, visiškai prilipęs prie Šiaulių, kaip Šiaulių priemiestis, šalia Kairių ežero. Tai va tokioj vat vietovėje, tokie vat rezultatai. Būtų aišku smagu, jeigu kažkas nesidrovit, nesislapstot, nebijot, kaip dauguma ten pasakyti savų rezultatų, nes tai tokie statistiniai dalykai yra visai aktualūs, kad įsivaizduot bendrą situaciją Respublikos mastu, kokios tos tendencijos, kaip elgtis su to medum, kokios tos kainos jo gali būti, ką vasarą daryti su medum išsuktų, nes irgi neaišku dar kas bus. Nu, tokios va tendencijos, žinai. Bet jeigu kažką parašysit komentaruose, tai būsiu dėkingas, bet būkit malonus, rašykit objektyviai, nes tik tokia informacija yra naudinga. Ta prasme, be tokių žvejaiškų pagražinimų pagalvojau tokią žuvį, žinai. Ar ten, žinai, va, surinkau iš šeimos 100 kilogramų, o pasirodo, kad ten ta šeima padaryta, atimant perus, dengtus iš dar 3 šeimų, sudedant į tą vieną 10 aukštų dangoraižį, padarant kaip medovyką, žinai, ir tas 3 šeimos, iš kurių atimti tie perai nieko neparnešė, žinai, o tą parnešė 100 kilogramų. Tai irgi yra, nieko realios situacijos nespindintis dalykai, tik tai galima pasidžiaugti nuotraukomis, žinai, kad va koks bokštas ir panašiai. Čia tokia aktuali situacija iš normalios, tarkim, ar didesnės, gausesnės, ar vidutiniškos šeimos, iš silpnos, tai ten nelabai vertingi duomenys, bet iš normalios savo kiekių bičių šeimos. Kokie tie duomenys ir aišku, labai aktualu yra būtent vietovė, kuo tikslesnė, kad įsivaizduoti. Nes, regionai yra, aišku, kaip Lietuvoje, tai yra pietryčiai, šiek tiek turi pranašumų pavasarį. Vasarą visaip ten būna, su sausrom ar dar kam nors nelygu kaip susidėlioja, bet pavasarį tai tie regionai turi šiek tiek pranašumų. Kiek jie būna išreikšti kuriais metais, čia jau kaip tie dangaus valdytojai malonėja. Ir tarkim, kuo tikslesnė ta vietovė, jeigu nurodytumėt, būtų įdomus įsivaizdavimas. Ir dar kaip papildoma informacija irgi gerai, nes vėlgi vietovė kaip vietovė, bet kažkoks toj pačioj vietovėje gali būti, bet ten 2 km ar 3 km spindulių visai kitokia augmenija, vėlgi tie duomenys gali būti skirtingi ten. Taip, kad tas įsibarstymas gali būti gana plačiose ribose, bet bendra tendencija gali būti aiški. Aš tai manau, kad šis pavasaris Respublikos mastu yra toks pat prastas kaip ir pernai. Medaus kainos turėtų kilti dar į viršų ir jos stygius būtent lietuviško medaus įsibėgėjant sezonui jausis dar aiškiau, nes atsargos kur kas kokių bačkų buvo prikaupę, dauguma realizavo jau pernai per to medaus stygių. Prekybcentriuose matosi sumažėjimas medaus, kainų padidėjimas per žiemą. Ir tai aiškiai indikuoja, kad būtent lietuviško medaus stygius bus ir šiemet. Ir tai, nežinau kaip čia pasakyti, nei blogai, nei gerai, bet tai man perša tokias mintis, kad galbūt ir kils tos kainos medaus rinkoje lietuviško. Bet čia džiaugtis nereikėtų. Tuščia niša tuščia nebūna. Jinai bus užpildyta kažkuom atvežtiniu ir po to iškrapštyti tą, kas jau bus atvežta ir vežama,
nusistovės grandinės užtruks ne vieną sezoną. Taip, kad lazda turi du galus. Ir džiaugsmo to tikrai nėra. Tokia situacija, geriau jau to medaus būtų bent jau normaliai. Ir visiškai džiaugčiaus kaip po tokį pavasarį, jeigu būčiau būtent šito šeimelėje traukęs iki savo įsivaizduojamos normelės 50 kg. Bet kaip matot, čia net ir 30 nedetraukiau ir tai visiškai nedžiugina. Nu, va tokios va tokelės. Baigiu šitą serijytę dokumentinę apie gegužės mėnesio medunešį ir medsukį. Iki.